apie gyvenimą, nuotykius ir gamtą, ir lauką, kaip mes ir žadėjom. Tai sveiki, mėlieji. Aš esu Laurinas, čia yra Emas, kurioje tu čia pusė? Aš esu Emas, o čia yra Laurinas. Čia yra Emas. Ir mes esam lauke, kaip jūs matot. Ir skirtingai negu galėtų pasirodyti, mes esam ne toj pačioj vietoj. Mes esam skirtingose vietose. Emai, kur tu esi? Nu, papasakok žmonėm. Aš esu netoli jūros, iš tikrųjų. Į tą pusę, vat už nugaros, jeigu pažiūrėti, ten yra jūra. Už 8 kilometrų. Aš girdžiu ruonį. Ar tai gali būti? Tai va, ir esu netoli Klaipėdos, namuose iš tikrųjų esu. Kadangi aš gyvenu kaime, tai va, aš lauke būnu didžiąją dienos dalį. Tai dabar aš tai irgi esu lauke. Ir esu užkūręs vieną laužą šiaip padeginimo, kitą laužą kepimui maisto. Šiaip, pakuriant. Tu papasakok žmonėm gal trumpai, šiaip, kad susiprastų, kokia yra tavo kasdienybė. Tai kiek aš žinau, šiandien tau teko praskusti avių nemenkai. Ne, avių šiandien nepavyko praskusti, visas buvo pasiruošimas, buvo žvėriškas suprakaitavimas ir 2 kart maudymasis, bet avių taip ir nepavyko nuskus dėl to, kad žmogus, kuris buvo atvažiavęs su avių skutimo mašina, turėjo savo problemų ir galiausiai jisai nesutiko, sako, nepais. Sako, labai čia ilgai užtruks gaudytas avis ir aš bandžiau avis sugaudyti, suvaryti jas į arklių priekabą ir arklių priekabą įvariau pievą, tada atsidariau galą, tada viską paruošėm ir nepavyko. Tai va, tai reikės kitam kartu nukelti. Čia buvo kasdienybė. Paskui buvo akademinė veikla, pamokų vedimas, tada buvo grįžimas atgal, truputį žolės pjovimas, žaidimas, laužų kūrenimas, buvimas kieme. Foje koncertavo prie laužo šviesoje. Aš esu skirtingai. Birželio 8 apeisiu Nidą. Tai vilėmės, taip mes vilėmės. Aš esu Ukmergės rajone, už manęs jūros nėra, bet yra upė Šventoji. Šiaip yra ir prie jūros Šventoji, tai čia irgi netoli Šventoji. Ir aš avių neturiu, taip ką čia nori su to šitoj daiktų parodyti mums. Čia viskas gerai. Čia, kad yra taisoma žoliapjovė, tikėtina. Pastoviai. Nu, šiaip pas mane žoliapjovė koso, mes apie tai turėjom irgi pasikalbėti. Ne eteryje, bet aptarsim dar šitą dalyką, galėsim man patarti, ką padaryti. Čia karburatorius ir reduktorius problema. Jau buvo tvarkyta pernai metais, bet vėl kažkaip pradėjo jinai trukčioti man, tai kas nepatinka, o žolės yra, kurią reikia nupjauti. Bet mes turėjom kalbėti apie nuotykius, apie lauką ir apie gyvenimą po šitos ilgos įžangos. Tavęs norėjau paklausti iš tokio dalyko, kadangi augini tu nemažai vaikų, 5. Yra tekę. Tai tikriausiai iš tikrųjų pastebima yra pakankamai aiškiai, kad tarsi būtų galbūt tikslas, kad vaikai užaugtų ir jau pradėtų savarankišką gyvenimą, bet yra labai daug laiko, kai tiesiog reikia su vaikais būti ir tu jokių tokių konkrečių tikslų nepasieki, tiesiog reikia būti. Tai kaip tau išeina pačiam mėgautis tiesiog buvimu, pavyzdžiui, konkrečiai su vaikais? Nes tu negali tiesiog eiti ir backpackinti su kuprinė kažkur ir būti vienas pats ir mėgautis ten laužu, dar kažko reikia rūpinti šeimą. Ir tiesiog daug laiko yra buvimas. Kaip tu mėgaujies to buvimu? Aš pasakysiu paprastai, kad tai yra iš tikrųjų tai yra išmokstama šito dalyko. Tikrai tai yra išmokstama. Arba neišmokstama, kai kurių žmonių atveju tas būna tikriausiai liūdniausia ir tada būna kažkokios pasekmės. Bet tai yra mokymosi dalykas. Aš pasakysiu tokią situaciją, kad dabar aš pastebėjau, pastarojo gal mėnesio eigoje, ypač kadangi oras po truputį atšilo, kad iš tikrųjų pastebėjau vis daugiau žmonių, aš taip pasakysiu, manau, aš esu girdėjęs tikrai bent jau 10 žmonių viešai socialinėse tinkluose, viešoje erdvėje, vis pasisakančių apie tokį dalyką, kad jie skelbia atsisakantis socialinių tinklų. Ta prasme, kad socialiniai tinklai tapo suėdantis jų gyvenimus, jie, ta prasme, suvokia, kad tai yra nuodas ir panašiai. Tokių ta tema, ta prasme, kad jie nori susikoncentruoti į čia ir dabar.
Ir aš galvoju, kaip įdomu, ta prasme, vat žmogus, čia suaugę žmonės, suaugę žmonės, subrendę žmonės, ta prasme, na, aš sakyčiau, amžius 30+. Ir aš galvoju, kaip įdomu, žmogus gyveno ir jisai turėjo išmokti šitą, jis turėjo ateiti šitą sąmoningą dalyką, čia nesąmonė yra visiškai, prasme, kad socialiniam tinkle iš tikrųjų nėra socializacijos, tai nėra socialinis gyvenimas, tai yra absurdas, tai yra kažkoks vaikymasis kažkokių nesąmonių, kitų žmonių stebėjimas. Ir su vaikų gynimu, tu arba šitą dalyką išmoksti, kad tu turi būti čia ir dabar, tu privalai būti iš tikrųjų, ta prasme, tai yra būtina būti čia ir dabar, arba tu vaikysies kažko tai, bet tos ateities, kurios tu niekada ir nepagausi, nes tu ją praleisi taip pat, kaip ir praleidai kasdienybę. Tu ją praleidai, taip pat ir ateitį praleisi. Dėl to jinai niekada ir neįvyks. Tai arba tu išmoksti šito, realiai tai yra tas sąmoningas suvokimas, kad man nesvarbu, kas bus rytoj, aš noriu būti šiandien. Iš tikrųjų, noriu būti šiandien. Ir noriu būti, šiuo atveju, aš noriu būti prie laužo. Šiuo atveju, aš noriu būti prie laužo ir, tarkim, laužas, kai įsidegs, aš ten būsiu. Nesakysiu, kad jo, bet rytoj anksti keltis ir dėl to mes negalim būti prie laužo. Ne, aš noriu būti dabar. Ir tas yra išmokstama iš tikrųjų. Ir kas liūdniausia, kad, žinoma, daug žmonių šitą atmeta, jie skuba į priekį. Aš prieš gerą pusmetį klausiau tokios įdomios paskaitos ir ten žmogus pavartojo tokią analogiją. Sako, mūsų visas gyvenimas tai yra kūlversčių darimas iš rytojaus į vakarą. Tai prasme, pastoviai. Ne taip pasakiau, iš vakar į rytojų. Tai prasme, iš vakar į rytojų. Niekad nesustojant šiandieną. Ir aš galvoju, tas įdomiausia yra, galvoju, rimtai. Žmonės grįžta iš darbo ir jie kalba apie rytojų. Kas bus jau rytoj. Visiškai taip pat. Mes grįžtam iš mokslų, kalbam apie rytojų. Ir mes visą laiką kalbam apie rytojų. Visada apie rytojų. Dabar visi pokalbiai apie vasarą. Jau šiai dienai yra sinoptikų prognozės, koks bus tikriausiai joninės. Ta prasme, koks bus joninių vakaras. Aš jau palaukit, žmonės. Mėno, dar mėno, bet jau mintimis bėgam į tikslą, bėgam tenai, ir jeigu to neišmokstam, taip ir bėgam. Tai aš iš tikrųjų, mano atveju, būtent tas buvimas su vaikais jisai padeda, dėl to, kad vaikas, jisai negali to sulaukti rytojaus, jisai turi būti čia ir jisai tempia tave už rankos, spyrė tavo koją, ta prasme galiausiai jisai verkia, jis prašo tavo dėmesio ir jisai nori būti čia ir dabar. Ir jie fantastiškai mokina tave tą, stop. Rytojus ateis, jis tikrai ateis, bet dabar aš turiu dabar kažką būti čia. Tai tas yra gerai ir šitam mūsų ėjime į Nidą. Tikslas yra, žinoma, nueiti į Nidą ir tą pasiekti tikslą fainį, bet tai yra daug didesnis procesas, tas visas kelionės, negu kad nuėjimas. Tai yra fantastinis dalykas, tai arba išmokti, arba net nepatiriam. Tai yra du dalykai. Aš atsimenu studijose pirmą kartą, kai rimčiau pačiupinėjau taip filosofijos ir atsimenu dabar, kurį tiksliai reikėjo filosofą skaityti, bet žinau tiksliai, kad Aurelijus Augustinas yra, pavyzdžiui, pasakęs, kad apie laiką, kad kol manęs nieks neklausia, žinau, kas laikas yra, bet kai paklausia, aš nežinau, kas laikas yra. Ir šiaip, kai apie laiką reikėjo pasvarstyti, tada tuo metu, kad iš tikrųjų apie laiką rimtai pasvarstyti, kad tai visiškai neaišku, kas tai yra, nors mes tarsi suprantam, kas tai yra, viena vertus suprantam, kita vertus visiškai neturim žalio supratimo, bet kad mes turim tik tais šį momentą, nes to, kas buvo, jau nebėra, o to, kas bus, dar nėra. O gyvenam dažnai, bent jau aš savo paauglystę atsimenu, aš gyvendavau dažnai praeitimi, kaip kad kažkas buvo gerai ir tuose, sakykime, momentuose norėdavau būti, jeigu ypatingai būdavo sunku, o tada kitais momentais visą laiką galvodavau, kad laukdavau kažko, kad kaip bus šitas dalykas, kai jisai bus, tada jau būsiu laimingas, kitas bus, jau tada bus viskas labai gerai, kitas bus, tai tada galėsiu pasidžiaugti arba nurimti arba dar kažkas. Ir reikalas yra toks, kad tu gauni, pasieki ir matai, kad po to vieno pasiekimo ar kito pasiekimo, kai pasieki tos visus tikslus, kuriuos likti norėjai, nieks nepasikeičia iš principo. Tu vėl kažkur turi greitai eiti, o gyvenimas eina ir tų tikslų tik tai sieki, bet niekad nesugebi kažkaip sustoti ir pasidžiaugti tuo, kas vyksta dabar arba įvertinti tai, kas vyksta dabar. Ir
nors gali fiziškai nebėgti, bet viduje tas bėgimas nuolatinis vyksta ir tik ilgainiui jau, kaip sakyt, metams einant, pradėjau suprasti, kiek yra svarbu iš tikrųjų pasidžiaugti šitą akimirką ir ypatingai taip pat, kai man gimė vaikas, irgi kaip tiesiog būti dabar ir nelaukti, kada čia jau pradės ten, nežinau, pilvo skausmai kažkokie praeis, arba kol ten pradės vaikščioti, arba dar kažkaip, bet pasidžiaugti kiekvienu momentu, nes tas momentas jisai praeis, jo nebebus, jo nebegalėsiu sugrąžinti, reikia dabar kažkaip jį patirti ir išgyventi. Ir taip pat kaip su ta kelionė, aišku, tikslai nėra blogai, nueiti į Nidą mums yra gerai, bet kas, nueisim į Nidą, tada ką, eisim, ką žinau, į Kauną, tada eisim į Vilnių, tada eisim dar kažkur kitur, ar ne, bet didžioji dalis yra ne tikslo pasiekimas, didžioji dalis yra ta kelionė, buvimas, patyrimas ir žmonės, su kuriais tu kažkokius dalykus patiri, mano šuo kažką pamatė. Vien žodžiu. Tai apie tai kažkaip bandysim svarstyti ir tuo pačiu patirti. Kad visa mūsų aplinka tam labai nepadeda. Ir mūsų aplinka galiausiai žiūrint, iš tikrųjų žiūrint į aplinką, yra, tarkim, į lietuvių kalbą net jau įėjęs, tiesiogiai, visiškai įėjęs žodis, kurį žino visi, tarkim, žino nuo mažiukų visai, nuo mažuliukų, ten, nežinau, 4 metų vaikų, žino iki pensinio amžiaus žmonių toksai specifinis žodis, kuris būtent su šito susijęs, apie tai, ką tu kalbi. Tai yra skrolinimas. Tavasi, šitas žodis būtent tai ir atspindi, tai, ką tu sakai, kad žmogus nenori būti šitą momente, jis nori jį prastumti, prasukti, kitas. Ir tas pastoviai eina. Ir žmogaus dėmesio nebėra žmogaus dėmesio 40 minučių paskaitoje, žmogaus dėmesio nebėra pusės valandos skaitinį, žmogaus dėmesio nebėra 2 valandų kelionėje pėsčiom. Ne, tai apsimoka geriau gal su autobusu nuvažiuoti. Ir ta prasme, kad viskas nebėra dėmesio, žmogus nebegali būti čia, jis nebenori būti čia. Ir kas liūdniausia, kad tu matai žmonės autobuse važiuojančių. Jų tenai nėra, jie yra visi kažkur kitur, jie yra fiziškai kažkur kitur. Į oruostai pilni žmonių, kurie yra ekranuose ir jie yra kažkur kitur. Jie net neskrydė, net nelaukiamoj salėje, jie net nėra tame kavos gerime arba bandelių valgyme, jų nėra tenai, jie yra kažkur kitur. Ir aš tą pastoviai matau. Netgi galiausiai, žmonės, kurie bėga pabėgioti, jie net negali būti bėgime, jie yra ausinėse, jie yra muzikoje, jie yra mintise kitur, jau, ta prasme, jie greičiau nori atbėgti ir įvykdyti tą dalyką. Aš galvoju, kaip įdomu, kas taip atsitiko, kad jų nebėra čia. Ir aš nenoriu to jokių būdų kažkaip tai neigti progreso, jokių būdų. Ir aš nenoriu kažkaip tai to pašiepti ar pasakyti, kad tai yra blogai. Ne, technologija yra fantastika, tikrai. Bet mes kaip žmonės, mes nebesusitvarkom su to dalyku ir mes realiai, mūsų nebėra čia, viskas, mes esam kitur. Ir mes net pametam, ką tu sakei, citavai Augustiną, mes pametam šitą dalyką, šitą momentą, mes esam jį pametę. Mūsų čia net nėra, ta prasme, nesugebam čia būti. Tai to buvimų lauke ir ypač buvimų be technologijos labai norisi žmonės sugrąžinti, palauk. Ar galim pabūti, paprasčiausiai pabūti, ant smėlio pasėdėti, jūroje pabraidyti. Ar galima pabūti iš tikrųjų, ar galim prasieiti, bet eit kartu, šalia kalbėti, būti čianai, ar galima sulaukti saulėlydžio, saulėtekio, bet galim pabūti, pasimėgauti to dalyko. Ne fotografuoti to ir siųsti ir laukti atsakymo, nufilmuoti, įkelti ir žiūrėti komentarą, o pabūti, paprasčiausiai, bet pabūti tame momente. Bet to labai norisi, iš tikrųjų labai norisi, kad tai, ko mes esam pametę, paragauti vėl, tai iš tikrųjų, galim sakyti, tai paskanauti tą patirtim. To norisi labai. Ir atrodo kažkaip taip toks paprastas ir iš tikrųjų banalus dalykas, arba bent jau nubanalintas, kuris savo esmė yra, toks fundamentalus mums. Mums šito reikia, atrodo mes viskas suprantam, bet kažkas yra atsitikę, kad nebesugebam suvaldyti, kaip sakytų, technologijų ir ne technologijų nereikia, net ir be jų visą laiką galim būti bėgime, lėkime, kažkur tų tikslų kažkokius sekiojime ir praleisti viską, kas yra aplinkui ir nebetekti nuostabos. Mes kalbėjom per pirmą mūsų nuotykį lauke su vyrais, skaitėm šiek tiek Karlo Jasperso įvadą į filosofiją ir jisai užsimena apie tai, kad yra keli filosofijos kilmės šaltiniai, vienas iš jų yra nuostaba, kai tu tiesiog žiūri aplinkui, kas yra ir tu pradedi stebėtis, iš to netgi yra žodis kilęs stebuklas, tu pradedi lietuviškas, pradedi stebėtis ir tada tu pradedi mąstyti,
o kaip čia, iš kur čia, kodėl čia. Ir tas pasaulis tau atrodo, ne toks ir paprastas, jis tau atrodo kažkoks ypatingas, pats savo gali pradėti atrodyti ypatingas, kiti žmonės ir taip toliau, bet tam, kad tai galėtum padaryti, reikia pastebėti, o tam, kad pastebėtum, reikia arba nuleisti akis, pažiūrėti, kas yra po kojom, arba pakelti akis, pamatyti, kas yra danguje. Ir iš tikrųjų tos, kaip sakyti, technologijos arba ekranas jis mumis taip įsiurbė, iš tikrųjų kaip mašalus, ne tie mašalai prie šviesos prilipę, taip ir mes kažkaip labai taip panašiai. Ir paskutinis toks pavyzdys, kuris man atėjo į galvą, čia teko netaip seniai girdėti, pakartoti jau mintį, kad tie žmonės, kurie mes laikytume yra labai daug pasiekę gyvenime. Verslininkai, kokie nors, pavyzdžiui, kurie uždirbė labai daug yra pinigų, arba sportininkai, kurie, pavyzdžiui, dalyvauja olimpinėse žaidynėse ir laimi aukso medalį. Dažnai tą džiaugsmą labai greitai pakeičia nusivylimas. O kodėl? Dėl to, kad tu galvoji, kad tas momentas yra tai, ko tu lauki ir jis tai atneš to kažkokią pilnatvę, to tikslo siekiai, galbūt tiesiog kankinaisi per visą tą procesą ir pasiekiai ir žiūri, kad viskas. Ko dabar man siekti. Nes jeigu išmokęs tik tais tikslų siekti kažkokių ir kuo greičiau, tai tik tais turi aukštesnių tikslų ieškoti. Bet didžioji to dalis laiko tavo gyvenimo, tai yra ne to tikslo pasiekimas, tas pats momentas, kurio gali pasidžiaugti, iš tikrųjų gali pasidžiaugti, bet yra tas procesas ir jeigu tu juo nesugebi pasimėgauti, tai tampa didelė tragedija. Tai mes eidami ir ne tik eidami bandysim pasimėgauti kiek įmanoma tuo procesu ir, aišku, žmonėmis kartu, kurie yra. Ir pastebėti tą smėlį, pastebėti tą medį, pastebėti tą šaką, nežinau, kas jūrai plaukia. Ir paskutinė čia dabar mano mintis, aš irgi taip kartais pro langą stebiu, pas mus yra kielių kieme. Antri metai iš eilės aš taip pastebiu, kad jos darosi savo lizdus čia ir kregždžių irgi atskrenda, varnėnai iš rytų tenais kažką lesinėja ir tiesiog stebėti per langą, kaip jie tos dalykus daro. Kaip įdomiai, ta prasme, kaip, pavyzdžiui, kiekvieną rytą daro tą pačią valandą, ten koks kiekis yra, jų šiandien lapė, jau mačiau pro kiemą, tokia nususus buvo lapė, bet žiūriu, kažką jin daro prie vandens kanalo prie mūsų. Ir jin taip atsistojo ir šoko, nėrė, ir gal ką jinai tai daro, gal bėgsi kelią, bet ne, išgrįžo atgal su kažko dantyse ir toliau, nukeliavo. Va tokie dalykai, kurių šiaip, jeigu visą laiką ekraną esi sulindęs, nepastebėsi, arba gali tas lapes, arba tos paukščius žiūrėti per ekraną, bet realiai, gamtoje tos dalykus pastebėti yra iš tikrųjų labai įdomu ir stebina, iš tikrųjų stebina. Jo, aš visiškai sutinku, tai, žinai, kaip pasakyti, norėtųsi, kad žmogus tai suprastų. Čia taip kaip su kokiu, nežinau, gerų dalykų, tu jam sakai žmogui kažką, kas yra gero, tu jam sakai, klausyk, tau vienokia ir kitokia patirtis yra gerai, pavyzdžiui, ta pati patirtis, nesinaudok daugiau nei 2 valandas ekranu per dieną, o likusią laiką paprasčiausiai stenkis praleisti, iš tikrųjų socializuodamas su žmonėm, būdamas tarp žmonių, būdamas lauke. Tai atrodo taip paprasta, bet tai yra tuo pat metu taip sudėtinga padaryti. Ir galiausiai tai, kad reikia organizuoti tokius, kaip pasakyti, išvykas, reikia organizuoti tokius kaip, nežinau, tikslinės auditorijos susirinkimus tam, kad tai vyktų. Tai yra liūdna. Norėtųsi, kad tai būtų, žinai, kasdieniška, pastovi, norėtųsi, kad tai taptų, žinai, kaip pasakyti, gyvenimo būdų. Tai mes tą stengiamės, kaip pasakyti, propaguoti, padaryti, kviesti žmonės į tai, kviesti mąstyti. Bet, žinai, ne tik tai, tiek aš, tiek tu susitikimo metu mes esam pasiruošę po paskaitą, pamastymui, tai bus vėlgi mūsų susitikimo metu, ėjimo į Nidą metu, bus vėlgi laikas, kuomet sėsim, kalbėsim, klausysim, klausim ir diskutuosim ir bendrausim apie svarbius dalykus. Kad tai nebus vien tik tai ėjimas, vien tik tai, kaip pasakyti, kažkoksai tai į distancijos įvykimas, nes pats ir savęs, mes to neturim tikslo, kad kaip pasakyti, kažkokio tai rekordo pasiekti, ar tai dar kažkas. Mūsų tikslas yra pabūti lauke, pabūti bendrystėje, bet tuo pat metu būtinai kažkom pasidalinti, kažką išmokti, kažką išgirsti ir kažką pasakyti viens kitam. To iš tikrųjų labiausiai norisi. Taigi, kai mes susitinkam su draugais, mes nesakom, žinai, ten, tarkim, gerai, važiuojam su dviračiu kažkur tai ir tylėdami važiuojam. Tikslas yra kartu praleisti laiką. To labiausiai ir norisi ir to labiausiai laukiama yra, kad kartu praleisti laiką. Ir tikriausiai pabaigai mūsų to tokio pašnekesio vakarinio galima pasakyti taip, kad irgi tai patiems tikriausiai nėra taip ir sudėtinga išeiti, bet kartais reikia postumio,
Kitas dalykas, tas kalbėjimas ir galbūt mūsų tam tikros įžvalgos iš patirties, iš skaitimo, iš mąstymo, iš bendravimo, sustikimo, profesinių laukų, kuriuos irgi tenka nemažai mąstyti ir kalbėti, yra dar ir visa kita to nuotykio lauke, renginių to gal nevadintumėm tai, bet nuotykis lauke, kurią mes esam sudėlioję. Ir ta programa, tai nėra taip, kad tiesiog eisim ir truputį pašnekėsim, bet iš tikrųjų mes turim programą visą sudėliotą, turim tam patirties, esam tai nekartą darę panašius dalykus ir norim tuo pasidalinti kartu su jumis. Valgysim skaniai, darysimės lauke maistą, bendrystėje. Taip pat esam sugalvoję ir tam tikrų iššūkio žaidimų, kurie galėtų būti jums įdomus, irgi ne banalūs, galbūt ne visai vaikiški arba vaikiški gerąją to žodžio prasme. Yra ir surprizas, kurį aš nežinau, ar dabar galiu sakyti ar negaliu sakyti, bet tai yra susijęs su vandeniu. Ir visa tai, sakykime, įeina į tą komplektą to nuotykio lauke, kuris yra ne tik tai nuėjimas arba ne tik pasikalbėjimas. Ką čia turim? Embrace the freedom. Jeigu tokią maikę turi, tai viskas jau praktiškai esi pusę nuotykio sudalyvavęs. Tai va, tai tą tikriausiai norėjom pasakyti. Turi dar kažkokią mintį, Emai, palydėti žmonės? Ne, aš iš tikrųjų labai, jeigu rimtai, aš labai laukiu. Iš tikrųjų labai laukiu to buvimo. Aš kadangi Klaipėdoje augęs, tai man nuo vaikystės būdavo toks momentas kartais, bet jau ypač jau kai oras atšildavo. Nes žiemą, rudenį tai nepavykdavo padaryti, bet kai oras atšildavo, kad ypač į tą pusę persikėlus per marias, į tą pusę, kad išėjus į mišką, jau viskas nusiemi batus ir jau basas eini į tenai link jūros ir tai yra toks jau, nežinau, atitrūkimo laisvės ir, nežinau, nuotykio patyrimas, wow. Nes šitoj pusėje būdavo taip, autobusas, miestas, žmonės čia arčiau, o ten jau persikėlė į tą pusę ir tas jau kažkur tai, kažkokie kelioniai nuotykiai. To labai laukdavau iš tikrųjų nuo pat vaikystės. Tai dabar irgi man tas momentas, kad galėsim vėl prasėti, galėsim patirti. Tai bus iš tikrųjų fainai. Tai va, tai prisijunkit prie mūsų. Birželio 8-9 dienom mes lauke.lt puslapyje rasit informacijos daugiau apie tą nuotykį, ten viskas bus surašyta, mes dar irgi pasidalinsim informaciją einant link jo, tai kviečiam registruotis, dalintis su draugais, taip pat ir Facebook'e yra renginys, Ema eina Menida, nuotykis lauke ir laukiam jūsų. Viskas, gero vakaro, aš einu kuriant laužą ir iš tikrųjų vakaruot lauke, tik tai reikės susidėti jau ilgas kelnes, dėl to, kad jau iš tikrųjų ir man su šortais stovint labai yra taip jau jaučiamas. Aš kai malūnas dabar čia buvau savo judesiais, nes pas mane audų tikrai yra lietuviškai tariant belekiek. Gerai, atsisveikinam, tada iki kito karto. Gero vakaro, iki.